Sveiki. Tai šiandien papasakosime apie Susigirdim projektą jungiantį kartas. Supažindinsim su projektą dalyvaujančiais dalyviais. Tai sveiki, esu Auksė, esu ikimokyklinio ugdymo studentė Vilniaus universiteto. Pati nusprendžiau prisijungti prie šito projekto dėl to, kad esu meteoro savanorė ir sudomino mane šitas projektas. Taip pat turim seniorų atstovę Almą. Tai sveiki, Alma. Labas. Malonu. Aš susidomėjau todėl, kad dalyvauju 3 amžiaus universitete ir kultūros fakultete ir visada ten atsiunčia mums, kai kviečia kur nors. Tai aš visada stengiuosi dalyvauti, jeigu būna jaunimas. Man patinka. Man patinka bendravimas ir kadangi turiu 3 vaikus, 5 anūkės, 1 anūką, porą proanūkių ir visą laiką mokiausi iš to jaunimo, tai galvoju, reikia kažko tai pasimokyti ir iš kito jaunimo. Gal aš gyvenu kažkokiam tai burbule. Dėl ko gal mane pačią sudomino šitą tinklalaidžių grupę, dėl to, kad norėjau sužinoti visą laiką, kas yra tas podcastas ir išbandyti gyvai jį su vyresnio amžiaus žmonėmis, nes pati turiu senelius. Norėjau sužinoti, kaip skiriasi vyresnio amžiaus žmonės. Jeigu kalbant apie lūkesčius, tai mano didžiausias lūkestis buvo gal įveikti savo balso baimę, įrašinėti mikrofoną. Tai tiek, Alma, gal koks jūsų lūkestis buvo ateinant į šitą projektą? Tiesą pasakius, aš ilgokai svarsčiau, į kurią grupę man pasirinkti, kadangi Susigirdim buvo podcastai, tinklalaidės buvo kas su muzika susiję ir su teatru. Tai pasirinkau, kadangi tai kažkiek tai susiję su mano gal specialybė. Ir iš viso, aš, sakykime, apie tuos tinklalaidės aš tik tai žinau iš Spotify. Kadangi kai mokiausi vokiečių kalbą per Duolingo, tai aš įsijungdavau Spotify podcastus ir ten pasimokydavau vokiškai šiek tiek, pasiklausydavau. Tai man buvo įdomu, kas dar yra, kas tos tinklalaidės, kaip jos kūriamos. Gal, aš sakyčiau, tam tikrą prasme mane domina techninė pusė, bet techninė pusė, gal aš per daug mažai turiu žinių, nors mano žinios techninės, bet jau pasenusios. Sveiki, aš esu Karina. Ir aš dalyvauju šitame projekte, nes man yra įdomu ir faina bendrauti su skirtingamžiaus žmonėmis ir buvo įdomi veikla kaip tinklalaidžių įrašymas ir jų kūrimas. Malonu, aš esu Ona. Aš į šitą projektą pakliuvau atradusi skelbimėlį Karoliniškių bibliotekoje. Ir man pasirodė labai įdomu dviem būdais šitas projektas. Vienas dalykas, kad aš absoliučiai nieko nežinau apie tinklalaidės. Tai čia tokia labai savišvietos tikslas. O antras dalykas, kadangi čia dalyvauja jauni ir pagyvenę žmonės. Projektas vadinasi Susigirdim. Tai kaip čia pavyks susišnekėti? Truputėlį nustebau atėjusi, kad tie jauni žmonės, tai labai jauni žmonės, tai mokinukės ir vienintelė studentė. Tai amžiaus skirtumas dar didesnis ir buvo labai smalsu, kaip susišnekėsim su visai nepažįstamais labai jaunais žmonėmis. Bet pradžia buvo gera ir labai mielai lankau visą laiką. Iš šitų užsiėmimų aš tikiuosi kažko pasemti, galbūt kažko naujo sužinoti arba pakeisti kaip ir savo nuomonę apie kai kurios dalykus tam tikrus ir vaikštau čia kaip ir atrasti galbūt savo kažkokias klausimus, kaip man būna kažkas įdomu.
Sveiki, sveiki, esu Paulius ir esu šio gražaus projekto pavadinimu Susigirdim kuratorius. Šis projektas yra vykdomas skirtingai. Šiuo atveju mano tikslas yra įgyvendinti ir vystyti Susigirdim tinklalaidžių grupę, nors taip pat turime ir teatro ir muzikos grupės. Mano rolė čia yra gan paprasta, esu tik iš dalies dalyvis, labiau koncentruojuosi į projekto sėkmę ir rezultatus bei techninius sprendimus, montavimą ir panašiai. Bet žinoma, visgi mano pagrindinė misija, kaip ir kitų grupių kuratorių, yra atrasti būdų ir metodų dviejoms kartoms, tai yra jaunimui ir seniorams, susigirdėti. Nes mano nuomonė dabartinėme pasaulyje yra nemaža atskirtis tarp skirtingo amžiaus žmonių grupių, kartais jaunimui atrodo, kad seniorai nusišneka ir jau čia nieko nebesupranta, analogiškai apie jaunimą savo kartais kategorišką ir stereotipinę nuomonę turi ir seniorai. Todėl mano tikslas yra visas šias klišes pabandyti iš dalies pakeisti ar bent parodyti momentą, kad spręsti apie knygą iš jos viršelio dažnai neapsimoka ir kad susigirdėti visgi galime visi. Sveiki, mano vardas Aldona. Aš atvykau dalyvauti šitam projekte Susigirdim, sužinojusi pačią pradžią, kaip jis atsirado. Reiškia, žmonės perskaitė skelbimą Karoliniškių bibliotekoje. Pagalvojau, biblioteka, reiškia žmonės vaikšto į biblioteką, reiškia žmonės skaito knygas. Tai buvo labai svaru. Tai pati pradžia buvo šiek tiek nerimastinga, ką čia mes veikiam, ką čia darom, bet susibendrauti pavyko labai lengvai, jaunimas labai šaunus, ir puikiausiai mums viskas sekėsi. Aptarinėjom, kalbėjom, pasisakėm savo nuomonės įvairiais klausimais. Buvome kartu išvykę, kas irgi labai, stiprina socialinį bendravimą, pasibuvimas kartu, norėtųsi daugiau dar tokių išvykų. O koks lūkestis buvo prieš pasirenkant projektą, nes Susigirdim projektas yra toks turintis daugiau jungčių, mes esam tinklalaidžių projektas, taip pat buvo ir teatro projektėlis Susigirdim ir muzikos. Tai jūs pasirinkote tinklalaidės dėl to, kad jums buvo įdomu, kas tai, ar jūs jau žinojot, ar turėjot susidariusi kažkokį lūkestį, kad žinot, kur einat, žinot, ką veiksit, ar kaip tik ėjot nežinomybę? Kaip tik nieko nežinojau ir kaip tik tai buvo labai įdomu. Ir pabendrauti, sužinoti, kuo gyvena jaunimas, geriau jį pažinti tuo pačiu būdu ir sužinot konkrečiai, kaip kuriamos tinklalaidės. O kaip jaučiatės, pavyzdžiui, yra tas mūsų tikslas įrašyti tinklalaidės, pasikalbėti, jūs tai darot, jau dabar darot ir tai yra visiškai nauja jums patirtis, kaip jaučiatės tą darydama, ar patinka kalbėti į mikrofoną, diskutuoti ir paskui galbūt perklausyti save, perklausyti pokalbį, paanalizuoti? Labai gerai, įdomu, norisi dar. O mano lūkesčiai yra labai elementarūs, aš tiesiog noriu, kad šis projektas būtų sėkmingas ir pavykęs. Lygiai taip pat noriu užduoti klausimą apie lūkesčius ir jums, Janina. Tai Janina, prisijungusi prie mūsų projekto kiek vėliau, manau, kad dar tik kokius 3 kartus teko mums matytis, bet visgi kokie yra jūsų lūkesčiai šį projektą? Gal tų patirčių dar buvo mažokai patirta projekte, bet gal visgi jau kažkokį apsitrinimą ir suvokimą, kur čia atėjot ir ką veikiat ir ką norėtųsi veikti, turit? Aš esu Janina, mane pakvietė kaimynė Aldona čia ateiti į šitą projektą. Ir kai praeitą kartą kalbėjom išgirdau apie tinklalaidės, tai man buvo čia ne visai nauja, nes per Spotify dukterė čia buvo parekomendavusi kažkada tai pasiklausyti. Tai paklausydavau, bet kaip tai kuriama
gyvai pamatyti, tai įdomu buvo. Ir dabar tiesiog įdomu bendrauti su tokiais jaunais žmonėmis kaip moksleiviai, nes mano abu sūnus yra jau gerokai suaugę, 40 ir 36 metų. Su jaunimu tai tikrai įdomu pasimatyti ir pasikalbėti, kaip praeitą kartą diskutavom įvairiom temom, tai tikrai įdomu buvo. Ir norisi perduoti ir jiem kažką tai iš savo patirties, iš kažkokių tai, net nežinau, net kažką atkreipti, kad atkreiptų dėmesį į tai, kas svarbu gyvenime. Aš iš tiesų labai džiaugiuosi, kad jūs prisijungėt ir klausimas dar tai dukterėčia, kokias ten laidas jums buvo numetusi perklausyti Spotify, ką klausėtės apie ką? Jinai yra menotyrininkė, bet domisi ir istorija ir tai ir ten, kas su menu susiję. Na, supratau, labai legalūs, labai normalūs tie lūkesčiai ir mano vienintelė viltis, kad juos pavyks įgyvendinti. Tai gerai, puiku.